Sveikučiai. Sveiki sugrįžę į mūsų kanalą. Nauja savaitė. Kur mes esam? Esam Brixford Lake. Atvažiavome į Brixford parke. Ir kaip matot, mes ne vieni. Su draugeliais. Praeitą savaitę nusipirkom dviratukus ir galvojom, pirmas toks žygis varom 12 km aplink ežerą. Dviratukus pirkom iškart po Bargain. Tai tęsinys buvo ne ten, kur akis veda, o kur dviračiai buvo. Jo, tai nusipirkom dviračius ir dabar važiuosim. Ir leidžiamės su jumis kartu į kelionę. Ar ne? Jep. Tai ką, lekiam žiūrėti, kokių gražių vietyčių čia rasim. Važiuojam. Važiuojam. Sustojom atsigerti arbatytės, įsidėjom iš namų. Iš tiesų šiandieną geras oras, nors buvo šiandien kiek? -1? Ne vienas buvo. Tai šiandien ryte buvo taip šalta, bet vis tiek mes išvažiavom pasivažinėti. Praeitą savaitgalį nusipirkom dviračius, o šį savaitgalį jau reikėjo išbandyti, ar ne? Kaip neatėjau išbandyti. Jo, kaip kitaip neišbandžius. Kaip ir perkės. Paskutinį kartą su dviračiu važiavau labai senai, prieš kokius 4 gal metus. Tu iš viso ten jau 10 metus, kada nevažiavęs. Tai biški bandelės skauda nuo sėdynės, bet labai smagi atrakcija taip praleisti laisvalaikį. Ar jums patinka su dviratuku ar labiau pėsčiomis? Kaip? Pasidalinkit. Mums tai 50-50. Ir taip patinka, mums viskas patinka. Kur tik eina. Dar valtį reikia nusipirkti. Dviračius prasiplaukti. Tada galėsim čia per šitą dar perplaukti, ar ne? Būsim apie ją, dviračiais pravažiavę ir perplaukę. Na, prie Valdės pririšiu, kad visi mane tempti prie ežerą. Tai ką, atsigeriam arbatytės ir važiuojam toliau. Toliau pavargai? Nepavargau. Nepavargai, sako vyras. Jau pusiaukelį kažkur esame, man atrodo. Kažkur. Bet taip labai smagu, iš tiesų labai reikėjo, nes mes ryte turėjom, tiksliau naktį turėjom tokių stresingų situacijų, tai gal kai grįšim parodysim, kas ten mums naktį buvo, tai tokie pusiau miegoja, pusiau nemiegoja, tai kad ir stresas sukilęs, bet išvažiavom biškį gryno oro. Iš tiesų turėjom ryte atvažiuoti, bet turėjom tų tokių reikalikų, tai kai grįšim parodysim, kas ten mums nutiko. Važiavam.
Saulutė išlinda taip gera. Kaip mums reikia saulės, ar ne? Ir vandens. Mes iš tiesų taip pasilgę tos saulės per tą visą žiemą. Tai taip smagu. Prisimam vaikystę. Wow, jo. Net sakomai gerai iš tiesų. Ar ir jūs taip pasilgo saulės, kaip ir mes, atrodo, širdis taip džiaugiasi? Nu jo, dar iš vandens reikėtų prie pilnos laimės ir būtų labai fain. Pasiėmėm arbatos, bet... Reikėjo vandens vietoj arbatos. Arbato nenutraškin. Aha. Buvo ryte taip šalta, nes tikėjau, kad taip šilta iš tiesų bus. Tai ką, važiuojam toliau mėgautis geru oru. Kaip jauties? Labai smagiai. Ką? Štai aš girdėsiu. Sakė labai smagiai. Apart šitų duobių. Verta buvo nusipirkti? Verta. O, taip. Dar nėra šilti orai, o prieš tai šitą bus smagu. Tik sėdynės reiktų pasikeisti, ne? Noriu su mumis į kitą žygį leisti. Na, prašom komentaruose, iš kur į kur važiuosim. Surinksim grupę. Šiandieną Briksforte labai užtvanka yra patvinusi. Dažniausiai čia nėra vandens, nebėga, bet šiandieną va, labai gražiai. Ar ne? Gražu? Jo. Ir vien tas garsas tiesiog stulbina. Labai gera ausims. Ir vandenukas nubėga tenai į kitą pusę. O čia per apačią ten bėga ir į kitą pusę. Mes čia biškutį su nuotykiais liko gal 5 minutės grįžti iki mašinos ir tokios tešlos čia ir va vyras, kaip briudo. Lyg iš šūdo bučių. Iš tiesų net tikėjom, kad taip gilu bus. Mes varyt per tas tešlas ir tiesiai smigti į apačią. Tai su tokiais nuotykiais grįšim, bet nieko, įsiprausim grįžę, kaip sakant, ne bėda, ar ne? Ir grįžom mes. Tai mes neturim ant mašinos dviračiam kaip kabinti, va matote, tenai mašina turi.
Ir mums reikia kažką tokio nusipirkti, gal žino, ką rekomenduoti, kur kas kokybiškiau ką nusipirkti, kur pigiau gal. O dabar mes bandysim dėti dviračius į mašiną, tik plėvelės nepasiėmėm, turim dekutį, tai jį ištiesim, kad neišmurzintumėm vaikai. Ir jau čia palauksim, kol biškai apdžiūstė mūsų dviračiai, nes dabar tai murzini visi tie šluoti. Kaip visą mūsų pasivažinėjimas. Jeigu ne tos sešlas, būtų gerai. Ant pačio galo, čia taip įsimurzinau, kad nu nieko. Parodyk batus. Pažiūrėkit. Abudu sėdėm gražuoliai. Va, abudu sėdėm savo. Bet turim pasikeisti, aš guminukus turiu mašinai tų hikingo batus, tai teks į jo šokti. O taip, tai mes jau net pirmą kartą vasarą mes čia buvom pėstute apėję. Dabar su dviračiais, čia ta vieta yra šalia mūsų netoli. Bet jeigu jūs nesat buvę, tai tikrai rekomenduojam atvažiuoti pasivaikščioti ar netgi su dviračiais apvažiuoti, kaip mes, tai tikrai labai smagi vieta. Taip, tikrai čia yra ir vaikams žaisti tų aikštelių, ir papiknikauti vietų. Tikrai labai faina vieta, tai galite netgi iš toliau atvažiuoti, tikrai nenusivilsit šią vietą. Taip. Taip. Dabar bandom kišti. O dabar pakuojamės viską. Tai va dabar taip kraunam dviračius. Tai tikrai, jeigu galite, parekomenduokit tos kablius prisikabinti ant mašinos. Na ką, grįžom namo ir, kaip sakėm, parodysim, dėl ko mes čia stresavom vieną dieną. Tu stresavai? Tai va, pažiūrėkit, kas tiko. Ir befilmuojant mums čia išsikrovė mikrofonai. Tai ilga istorija trumpai, jog naktį kažkoks vyrukas bėgo nuo policijos, jisai neišsuko posūkio, mano mašina stovėjo ant gatvės kampo, tai jisai trenkėsi tiesiai į mano mašiną iš smūgio trenkėsi priekyje į kitą mašiną, tai mano mašina iš visų pusių buvo apdaužyta. Tai štai atrodo mašina, buvo tokia gan stresinga naktis, nes tas vyrukas atsitrenkė, paliko mašiną ir jisai bėgo toliau, viską palikęs ant gatvės. Aš išėjau į gatvę su vyru, žiūriu, mašinos stovi, nei vieno vairuotojo, klausiu policijos, tai kas čia vairavo, kas atsitiko, sako, mes dabar gaudome, vyras yra pabėgęs, tai tokia nefaina situacija, viskas vyko kaip iš filmo, iš tiesų, tokia drama. Grįžau namo, pasiėmiau mašiną, draudimas davė pakaitinę, kol nusipirksiu naują, kadangi po ilgų kalbų su draudimu jie nurašė mano mašina išeis į šiukšlyną, į laužyną, tai rytoj jie atvažiuoja išvežti mano mašiną, turiu dabar pakaitinę mašiną, kol aš su ją čia grįžau, kokia jautrumo jinai, nauja mašina. Nieko, teks kažkaip priprasti savaitę su jie pasivažinėti ir dabar kažkaip kaip gaila reikės naujos mašinos ieškoti, kažkaip neplanuoti, tokie labai dalykėliai čia vyksta, sakiau, kažkoks juodas mėnulis šią savaitę ant mūsų nusileido, bet ką padarysi. O pakaitinę mašiną Vauxhall, nauja mašina, kažkaip teks priprasti prie jos važiuoti. Keliauju namo, reikia iš mano mašinos išsikrauti daiktus, kas yra likę, kad išvežtų tuščią, nieko nepalikčiau. Tai ką, keliauju. O dabar jau sakome ačiū, kad buvote šiandieną su mumis ir jeigu jums patiko šis video, jeigu norite daugiau mūsų kuriamų vaizdelių, komentuokite, prenumeruokite mūsų kanalą ir susitiksime kitose video. Tai linkime jums gražios likusios dienos ir iki kitų susitikimų. Ate!